17 spalio. Šešiolika 10. 11 tiplerių skraido jau beveik 5 valandas be 10 minučių, 4 valandas 50 minučių, o aš tuo metu buvau nuvažiavęs atsivežti savo tiplerio. Štai jisai gražuolis. Atsivežiau jį iš gana toli. Jisai buvo nuklydęs net už 78 km. Mačionių kaimas, Kiemonių seniūnija, Anykščių rajonas, netoli Rubikio ežero, prie pat Jonavų Utenos, 12 km nuo Utenos. Tai mano 17 numeris, vardinis žiedas, balandis. Taip, su 17 žiedu. Paskambino žmonės, kurie priglaudė jį ketvirtadienį anos savaitės. Anos savaitės ketvirtadienį, o tai bus 2 dienos po dingimo, nes man antradienį, iš antradienio į trečiadienį po nakties dingo ir nuskrido net link Utenos. Ačiū tiem geriem žmonėm, kurie šitą paukštį priglaudė. Jisai tiesiog pas juos atskrido ir pamatęs vištas, prie vištų pradėjo lesti. Kas įdomu, kad jų ūkinis pastatas panašus kaip ir mano, ir jų namas irgi žalių stogų kaip ir mano. Tik tai už 78 km nuo namų.